Labas vakaras visiems. Sveiki visi. Žinokit, sumontavau antrąjį video iš Neapolio ir pažiūrėjau, kad kaip ir neturim mes tokios kaip ir įžangos, nei pasisveikinimo, nei ką. Tai taip ir nusprendėm, kad tą įžangą susifilmuojame dabar ir kaip ir tiek. Tai linkime jums smagaus pažiūrėjimo, smagiai pakeliaukite kartu su mumis po Neapolį, po Senamiestį, po Vezuvijų. Netgi įlindome į požemius, žodžiu, viską pamatysite. Tai jeigu nesunku, paspauskite kokį patiktuką, tikrai būtų labai didelis ačiū. Būtų labai smagu, kad pasiprenumeruotumėt kanalą, kaip sakoma, tapkime draugais. Ir kaip ir tiek, tai gero laiko su filmuku, o mes ką? O mes važiuojame pasportuoti. Tai va, tiek tų naujienų iš Pompėjos. O sekantis vaizdai iš priekyje matomo kalno Vezuvijaus. Nutarėm, kad prieš kopiant į Vezuvijų reikėtų pasistiprinti. Labai karšta, ne? Į sveikatą. Temperatūros 27. Picos nuo 10 eurų, matau ir 16, matau net ir 18 ir netgi 19. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve. Pirmą naktį picos, ir dabar picos. Skanės jau žinokit, labai. Olala. Bet italai nemėgsta agurkų, už tai labai daug naudoja pomidorų pastos, ne? Padas gan plonas, tobula. Ir žinoma, paskutinis nuostabus kąsnelis. O tu suvalgysi viską? Nesu gyvenime valgęs skanesnių picų. Fantastika. Pavalgėm labai skaniai ir viso kainavo 47 eurai, ne? Jo, 42 eurai kainavo. Normaliai. Žingsniuojame ieškoti autobuso ir važiuosime į Ugnikalnį. O bilietus į Vezuvijų mes jau labai seniai nusipirkom, nežinau, prieš porą mėnesių. Tai 11 eurų vienam žmogui kainuoja. Nes kiek domėjomės, tai buvo rekomenduojama įsigyti iš anksto. Beje, turiu pasiėmęs mažą droniuką, bet labai abejoju, ar man pavyks ten su juo paskraidyti. Būtų nuostabu, jeigu pavyktų. Žiūrėsim. Prisėdom ir laukiam autobuso. Karšta, ne? O da, kai pagalvoji, dar turėsime kopti į viršų. Nusiteikus? Taip. Gaivinamės. Ir dar vis laukiam autobuso. Kiek žiūrėjom, tai turėtų būti 3,10 eurai asmeniai. Kaip gera autobuse, kai vėsu. Eina savo ant to karščio sėdėti. Apie 50 minučių dar dabar važiuosime. Ir jo, bilietas kainavo 3,50. 3,50 vienam žmogui. Pakankamai neplatu, jeigu reikia prasilenkti.
Beje, gal nežinojate, ties kiekvienu posūkiu vairuotojas signalizuoja. Tiesiog, kad perspėti, jeigu iš priekio atvyksta mašina, iš priekio, tai kad žinotų, kad pasisaugotų, kad viduriu nevažiuotų. Aš kažkada važinėjau po Kroatiją, Serbiją, Juodkalniją, tai irgi turėjau tokių pačių dalykų laikytis kalnuose prieš posūkį, signalizuoti. Grazie, grazie. Dabar turėsim praeiti pro šitą postą. Neįleidžia. Anksčiau tam yra nustatytas laikas. Mūsų laikas yra pats paskutinis 16:40. Ir paskutinį laiką pasirinkom todėl, kad tiesiog norėjom, kad būtų jau vakarop, kad nebūtų dienos karštis. Laukt tai laukt. Ir palauksim. Kaip matote, kiek suvenyrų įvairių. Kągi, let's go. Ką būtų galima papasakoti apie ugnikalnį? Tų tokių skaitytų sausų frazių kažkaip nelabai norisi ir kalbėti. Visgi keletą faktų tai paminėsiu. Pats garsiausias jo įsiveržimas buvo tai 79 metais, o paskutinis 1944. Kai gražu, ne? Sukilimų tai nėra daug, tik apie 100-120 metrų. Pats kopimas va toksai biurus takelis, tai gerą avalynę tai jau rekomenduočiau turėti. Na kaip? Liukta, ne? Aš nepasakyčiau, kad labai sunkus lipimas. Tiesiog visada aukštyn. Ir tiek. Biskį dūsojam, aišku. Vezuvijaus istorija siekia net 400 000 metų. Bet kaip gražu. Super. Ir va taip. Visada į viršų. Labai sunku. Truputį, ne? Vaizdai gražus. O daugiau ką galime pagalvoti, mes lipame ant tiesiog kalno, ne? Ne, bičiuliai, nereikia pamiršti, mes lipame ant miegančio ugnikalnio. Ta žemė po kojom turi savo charakterį. Palengva to jo prieisime patį kraterį, kraterio kraštą. Ir nors ugnikalnis jis nėra didelis, bet jisai skaitosi vienas iš pavojingiausių Europoje, tai tikrai. Nes apačioje, kaip matote, tikrai daugiau negu 3 milijonai gyventojų. Ir valiau, mums tai pirmasis mūsų gyvenimo ugnikalnis. Labai tikiuosi, kad ne paskutinis. Jo, ir mes žiūrime į kraterį. Nepasakysiu aš dabar jo gylio, labai sunku įsivaizduoti. Tikrai sunku įsivaizduoti. Manyčiau, kokį 60 gal daugiau metrų. Bet va būtent šita anga ir yra kaltininkė. Iš čia kilo įvairios atliekos. Kilo. Ir sėdo ten žemai, kur gyveno žmonės. Beje, Pompėjos miestas net 3 metrų sluoksnių buvo
tos visos atliekos, vulkaninės kilmės, pelenai. Kokia turėjo būti jėga. Ir jo, kai pagalvoji, kokia galinga yra gamta. Ne? Siaubas. Rodos gyveni, vaikštai, eini ryte į darbą. Net negalvoji, kad taip gali būti. Čia bam, pareina. Sniegas juodas ir visai nejuokinga. Kol jūs patogiai įsitaisę su čipsais ir alum žiūrėjote tai, ką aš filmuoju, mes tuo tarpu turėjome užkopti. Užkopti. Pažiūrim dar iš to rakursą. Neskubant, būtent mūsų spartumu 30-35 minutės tas kopimas. Koks stulpas. Žiūriu, gal pamatysiu ką lietuviško, bet po kol kas nematau. Sutikom da tautiečius, tai susipažinom, pakalbėjom, viens kitam geros sėkmės palinkėjom. Visą. Dėkui. Na jo, vaizdai jau tie patys. Paspartavom, aplankėm ugnikalnį. Dabar tiesiog leisime žemyn ir jau vyksime į viešbutį. Vyksta įsiregistravimas jau. Gan anksti reikia įsiregistruoti 10 valandą ryto. O taip dar norisi pagulėti, negi ten. Labai anksti. Labą rytą, gerbėmieji. Labą rytą. Esame judesyje. Esam strese. Nieko. Kaip nors. Noriu vieną dalyką parodyti, kas liečia iš statybinės pusės. Žiūrėkit. Plytelės atrodo suleistos, ane? Kaip ir viskas gražu. Matot, ką daro apšvietimas? Ir va, rodos kampai gražiai suėję. Viršui taip pat. O čia trūko ko? Suveržėjo. Nu, tai va. Tai yra skirta tiems, kas galvoja, kad nereikia suveržti plytelių tarpusavį sistemą. Reikia. Iš po Vezuvijos tai vienos dulkės ant batų. Lieka, tai žinokit, baisus nuo tų dulkių, nuo tų pelenų ugnikalnio. Tai dar pasinaudosime pusryčiais. Turime korteles pas Gitaną. Temperatūra vėl kokie 27. Štai ir mūsų pusryčių vieta. Papusryčiavom, atsigėrėm kavelės, po labai skanų kroksaną suvalgėm. Šiandieną pasivaikštinėsim po miestą, be jokio plano. Gamtos jau truputį matėm, Pompėją matėm, o šiandieną truputį chaoso ir šurmulio. Va tokia architektūra. Per pėsčiųjų perėją jie nelabai puola praleisti. Šiek tiek su drąsa reikia eiti, nes jeigu neisi, tai niekas tavęs nepraleis.
trumpam užeikime į šitą katedrą. Kaip įspūdingai atrodo. Neįtikėtina. Pasirodo, mes užėjome į Santa Caterina a Formelo bažnyčią. Ir žodis Formelo yra tiesiog siejamas su senais vandens kanalais, nes Neapolis yra miestas sluoksniais, viršuje namai, gatvės, o apačioje tiesiog daugybė tunelių. O durų storijas. Ką tu norėjai pasakyti? Kad osmanai Osmanai. atvykę čia nužudė 240 didikų dėl to, kad jie nepriėmė islamo tikėjimą. Jie buvo krikščionys ir jie labai norėjo, kad būtų visur islamas. Tai tokia ta istorija šitos bažnyčios. Kai gatvelių siaurumas. Ir iš karto galiu pasakyti tokių gatvelių pliusas. Kada yra karšta, tai labai patogu ir labai smagu pasivaikštinėti tokiomis gatvelėmis. Kokios laiptinės? Eik tu save. Žiūrėk. Tinkai juda realiai. Jo, žinokite, aukšti namai neleidžia saulės spinduliam pasiekti apačios. Ir tuose gatvelėse tikrai smagu vaikštinėti vėsu. Fainiai tokiuose gatvelėse vaikščioti. Jūs kultūra, ta tokia pažiūrėk užvaldos viršui kabo. Nu jo, įdomiai. Matai, labai patinka, kad nėra saulės čia. Jo, ne karšta vaikštinėti. Kaimynas su kaimynu gali ranką paduoti. Ir va, pats grindinys tai tiesiog akmenys, akmenų luitai. Kolegos drabužiai džiūsta. Labas. Žinokit, vaikštinėčiau tokiom gatvelėm. Man labai įdomu. Nu, labas. Ką? Kaip sekasi tau? Tokantį. Ko dabar pyksti? Nu, ko pyksti? Labai daug vaikštinėjam, žinokit, ir tikrai ne viską filmuoju. Tai va, parodysiu dabar šitą obeliską. Tai seniausias barokinio stiliaus obeliskas. Šventas Januarijus. Kitaip tariant, sausis. Priėjome dar vieną katedrą. Duomo di Neapolė, Neapolio katedra. Užeisime į vidų. Sudraskytas balandis. Auka. Žinokit, irgi įspūdingai atrodo. Bet koks kontrastas iš po katedros, iš karto vaizdelis toks, kažką iškrausti, greičiausiai iš namų. Tiesiog lagaminai su drabužiais ant gatvės. Nu žinokit, ką galiu pasakyti, nu tas Neapolis, jisai savotiškai gražus. Jo, netvarkos tai tikrai nemažai, bet jis man simpatiškas. Reikia prisėsti, kur atsigerti kavelės, truputį pasėdėti, vandens atsigerti, žodžiu, tiesiog truputį atsipūsti.
Tai prie šitos gražios vietos ir įsitaisysim. Kaip tik yra staliukai, manau, kavelės gausim. Itališka kavelė, ekspreso. Pradžioj vandens. O dabar stipresnio, į sveikatą. Kaip ralis, Paryžius, Dakaras. Aš žinokit, galėčiau filmuoti čia be sustojimo. Pasibaigtų ir baterijos, pasibaigtų ir atminties kortelė, jos talpa. Jeigu Neapolyje ieškote ramybės, tai neieškokite. Tikrai nerasite. Nėra čia tokio dalyko. Tai yra prabanga. Kągi, paskutiniai gurkšniai vandenėlio. Ir eisime, ne? Dar viena spalvinga gatvelė. Čia yra italų rašytoja Murgija ir jinai yra aktyvistė ir čia parašyta: mes daugiau netylėsime. Tai yra kova prieš moterų smurtą. O čia yra aktorius Dalia. Ir kas svarbiausia, labai gerai jo frazė yra: įsimylėk save, įsimylėk gyvenimą, o po to ką tik nori. Ir kaipgi be itališkų ledų? Niekad. Su uogom. Skanu, ne? Nežinau, kelintą kartą pasikartosiu. Idealiausia vieta pasivaikščioti. Saulė aukštai, virš stogų, o čia vėsu. Labai sena architektūra, tikrai labai sena. Kuriai pusėje priklauso paklodė, tai ir tai. Nežinosi. Kaip jie skalbėsi visi, jetau. Kiek daug skalbinių visur. Švari tauta. Man atrodo, kad jau daugiau gal ir nefilmuosiu tų gatvelių. Tiesiog jau mūsų laikas irgi, kaip sakoma, senka kaip baterija. Neužilgo turėsime jau vykti į oro uostą. O kaip tik girdisi lėktuvo garsai kažkur aukštai. Greitai skrisime ir mes. Tai ir bus toks video. Tokia pažintis su Neapoliu mūsų akimis. Nusileisime į vieną iš požemių. Pažiūrėti. I resti che appartengono al primo edificio. Prego, potete passare. Al primo edificio che è stato costruito in Italia dopo l'età romana, ma prima del convento di San Lorenzo. Probabilmente il pannello di palazzo di Romėne. Tai senovės romėnų turgus. Ir va, šituo grindiniu žmonės vaikščiojo prieš 2000 metų. Ir viskas po žemę. Jo, arkos tai pakankamai puikiai dar įsilaikiusios. Ir vėlgi labai smagu, nes vėsu. Aš manau, kad čia būtų labai gerai laikyti vyną. Oro temperatūra labai gera. Ką ir viskas? Kilsim į viršų. Vau, ten dar žemiau yra.
kiek primesta monetų? 2000 metų. 2000 metų. Čia išėjimas jau, o mes eisime dar truputį į priekį. Daug kur matau pinigėlių primėtyta. Buvo net parašyta rekomendacija, kas eisite į apačią, į urvus, tai gali būti vėsu, nusimeskite kažką šiltesnio, bet ką man ir čia karšta. Praktiškai po visų Neapolių yra visur tas požemis. Nu jo, bent tai prašo, kad... Tai prašo, jo. Ir labai senas. O kiek skaitėm, tai čia buvo tiesiog turgus. Graikų romėnų turgus. Įdomiai, įdomiai. Ir pakankamai aukštai, sakyčiau. Jo, daugybė papuošalų. Ir tiesa, va, tie mažiukai, va, kur matom, tai va, čia taip pat, tai yra Neapolio talismanas, skaitusi, apsaugo nuo blogų dalykų. Ir visi papuošalai yra pagaminti iš raudono koralo. Ir greičiausiai tas raudonas koralas yra paimtas iš Viduržemio jūros. Čia aš taip spėju. Taip, kur dabar? Čia. Jo, buvo dar minčių, kad nuvykti iki laivų uosto. Ten kaip ir pilis mačiau, kokia tai yra tvirtovė, bet jinai šiai dienai laikinai uždaryta. O daugiau mes žinokit nelabai ką ir spėjam. Faktas, kad yra ką pamatyti, aplankyti, tikrai pasigrožėti, bet mes nebeturime laiko. Tai kaip ir viskas. Mes jau esame oro uoste, ne? Kągi, skrisime atgal. Ir žinoma, mes tikimės, kad jums buvo smagu, įdomu pakeliauti. Galbūt pamatėte kažką įdomaus, galbūt kažką naudingo. Ir norime tarti visiems ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, kas buvo su mumis. Taip, tikrai labai esam dėkingi. Jeigu nesunku, paspauskite laikutį. Ir atsisveikiname iš Neapolio ir susitinkame Danijai su sekančiais video. Ačiū. Ciao visiems. Labas. O, koks tu gražus. Koks tu fainas.